Dabar matom Alex Club taurės pirmąjį pusfinalį, kur susitinka Konstantinas Pčelinas ir Aleksandras Isajenko. Konstantino išmušimas labai netikslus, nepataiko į paskutinį rutulį ir labai puikia pozicija Aleksandrui. Šiame turnyre Aleksandras taip žaidžia, kad tokios progos laimėti šią partiją turėtų nepaleisti. Prie mūsų priėjo Konstantinas, kaip Konstantinai duosi kovą šitam monstrui. Sunku bus. Pats Konstantinas nelabai optimistiškai nusiteikęs, bet šypsosi ir mėgins kovoti. Bet kad bus sunku, tai tikrai, nes tiesiog neįtikėtina formą demonstruoja Aleksandras. Pastaruosius turnyrus. Kiekvieną smūgį atlieka su išsivedimu arba dar kažkokiais kitais veiksmais, kur siekia ne tik įmušti, o ir pasigerinti poziciją. Paprastų smūgių, kai bando tik įmušti, beveik neatlieka. Pagaliau ryžtasi mušti tą rutulį, kuris yra netoli kišenės. Daro tą sėkmingai ir kaip jau įprastas išsivedimu. Ir ši partija, ko gero, tuoj ir pasibaigs. Kaip galvoji, Tautvydai, kiek partijų laimės Konstantinas ir ar laimės bent vieną, o gal laimės 4? Matant Aleksandro demonstruojamą formą, tai manau, kad gali būti rezultatas 4-0. Aš pats prieš Aleksandrą ketvirtfinalį prieš tai būsime etape nelaimėjau nei vienos, nors ir labai stengiausi, bet tiesiog nelabai ir buvau prie stalo. Didžiąją kovos dalį stebėjau. Aleksandras tiesiog nesuteikė priešininkui tos galimybės pažaisti. Su jo laisvos piramidės, jis tarsi žaidžia vieną su savimi. Paskutinį metą jis tikrai niekam nebesuteikė galimybę žaisti. Palieka savo varžovus stebėtojų vaidmenyse. Aleksandras visą laiką buvo laisvoj piramidėje, labai jau nepalankus varžovas niekam. Bet būtent dabar jis demonstruoja dar geresnę formą, negu būdavo įprastai. Štai dabar yra atliekamas nesėkmingas išmušimas ir yra palikta galimybė Konstantinui. Ir labai neprasta galimybė. Dabar viskas Konstantino rankose ir jis ją pasinaudos. Nes jeigu jis laimėtų šią partiją, išlygintų rezultatą, kova taptų atkaklesnė. Tačiau visiškai elementarioji situacija klysta Konstantinas. Tai turbūt jį slegia varžovo žaidimas, nes jisai žino, kad jeigu padarys klaidą, ko gero partijai nebeprieis prie stalo. To pasekoje klysta. O vaikiškai šį kartą tikrai suklydo. Vien žaidžiant prieš Aleksandrą varžovas jau jaučia didžiulį spaudimą. Aleksandras per 2 susitikimus pralaimėjo apskritai tik vieną partiją ir tai buvo tik tais po sėkmingo varžovų išmušimo ir
rutulių nurinkimo nuo pradžios iki galo. Toj partijai Aleksandras negavo galimybės turbūt pats. Tai va, jeigu varžovas surenka viską, tada jisai laimi. Jeigu jisai suklysta, laimi jau Aleksandras. Vos spėjome keisti rezultatą po Aleksandro įmušamų rutulių. Žaidžia greitai, tiksliai ir svarbiausia protingai. Man regis net ne 6-0 šiuo metu, jau 7-0 šitoj partijai. Ir čia paskutinis partijos smūgis, kuris sėkmingas. 2-0. Nežinau, kiek tęsiasi kova, bet gal, kažin ar ji tęsiasi bent 10 minučių, o rezultatas jau 2-0. Taip, kaip ten sakė, pirmąjį susitikimą laimėjo per 15 minučių, na, antrąjį susitikimą truputį ilgiau. Šį gali irgi laimėti per 15 minučių. Konstantinas turbūt pats tik tais galvoja, kad išmušimo metu jis privalo įmušti pirmąjį rutulį. Aš nepamenu, pirmoji partijai Konstantinas irgi pralošė 8-0, taip? Taip. Tai kol kas Konstantinas atsilieka rezultatu 2-0 ir dar nėra įmušęs nei vieno rutulio. Šiaip visko gali būti, kad jis ir neįmušė kovoje. Tautvydas užsiėmęs rezultato keitimu ir daugiau nieko ir negali daryti. Dirba plušą įsitempęs ir trečia partija artėja prie pabaigos. Aleksandras tiesiog kaip didmeistris piešia poziciją ant stalo, muša viską. Jau vėl 7-0. Ir ką, ko gero, toj bus rezultatas 3-0, o rezultatas rutuliais 24-0. Tai partijos tiesiog tirpsta neįtikėtinu greitumu. Na ką, 3-0. Kiek praėjo minučių? 15 vargų. Konstantinas užsiima rutulių padavinėjimu, sėdi, šnekučiuojasi su kolegomis ir nelabai prieina prie stalo. Jis jau pats nebesuteikia vilties pats savo. Jeigu mes dabar jo paklaustumėm, ar jis tikisi duoti kovą, ko gero jis būtų dar mažiau optimistiškas nei buvo prieš. Jeigu Aleksandras pataikys iš išmušimo, aš manau, tai ši partija pasibaigs labai greit. Kai kurių žiūrovų burnos net negali užsičiaupti, tiesiog stebi ir žiūri, kaip Aleksandras žaidžia vienas su savimi. Vienas su kamuoliukais. Na, nepataiko. Rutuliukais. Rutuliukais. Nepataiko Aleksandras, galimybė Konstantinui, bet tikrai ne pati paprasčiausia. Ir dabar ar atlaikys Konstantinas psichologinį spaudimą ir įmuš vieną rutulį? O gal įmuš visus 8? Kaip manai, Tautvydai? Manau, Konstantinas jau yra tokia psichologiniai būsenai, kur tiesiog nori turėti nesausą rutulių rezultatą ir taip įsimuša savo pirmąjį rutulį. Jo, atidaro rezultatą, jeigu taip galim pasakyti. Ketvirtoj partija įmuša pirmą rutulį. Taip, rutuliais rezultatas 24-1. Jo, Konstantinas švelnina rezultatą iki 24-1.
Kitame ketvirtfinale ką tik Artūras Martinkėnas nugalėjo Maksimą Lukašiką rezultu 4-2. Ir dabar žais su Dmitrijum Oleiniku. Ši kova taip pat vyks ant TV stalo. Po 2 muštų rutulių Konstantino klaida. Audriau, kokį finalą prognozuoji, kas susitiks? Čia turbūt jau aišku, kad Aleksandras Isaenko išeis į finalą, sekantis pusfinalis. Sekantis pusfinalis labai sunkiai prognozuojamas. Aišku, galbūt favoritas yra Dmitrijus, bet Artūras Martinkėnas pastaruoju metu demonstruoja puikiausią žaidimą savo karjeroj. Ir taip pat reikia paminėti, kad Artūras pasižymi labai stiprių charakterių, jis niekada nepasiduoda. Jis galbūt techninių lygių nusileidžia Dmitrijui, bet savo charakteriu jis tikrai nenusileidžia ir jis tiesiog nepasiduos, tai jau tikrai. O galbūt ir laimės, tą mes pamatysim visai netrukus, o čia situacija toliau rutuliuojasi. Aleksandras vieną rutulį prisirideno netoli kišenės ir mėgins susiklošusios situacijos pabaigti partiją. Kaip jam tai pavyks, netrukus pamatysim. Na štai, pagaliau ir Aleksandras suklysta, ko gero tai ir pirma klaida šioj kovoj. Bet turbūt niekas to nesitikėjo. Turbūt net pats Aleksandras jau to nebesitikėjo, bet štai suklysta ir jis. Tikrai nepavydėtina yra Konstantino situacija, jis turbūt puikiai supranta, kad laimėti nelabai pavyks, netgi sunkiai pavyks ir laimėti net partiją, puikus smūgis. Konstantinas nenuleidžia rankų, bet sunku, yra žaisti labai sunku, kai tikimybė laimėti minimali. Sunku nusiteikti kovai, kai varžovas daro stebuklus. Audriau, pats žaidėjai prieš Aleksandrą, tai kas sugadaręs tavo galvoje, kai matai priešininką žaidžiantį taip puikiai? Na, tiesiog stovi, žiūri ir žavies ir kvailai šypsaisi. Nes liktais norėtum žaisti, bet neprieini prie stalo. Turbūt mokaisi tik vizualiai, stebi ir bandai išmokti iš priešininko. Taigi Konstantino geriausia partija šiandien žaidžiant prieš Aleksandrą. Konstantinas įmušė jau 4 rutulius. Puikus smūgis. Konstantinas demonstruoja kovotojų charakterį, nenuleidžia rankų. Aišku, laimėti visą kovą jam vargu ar pavyks, bet aš manau tiesiog, kad ir laimėta partija paglostys jo savigarbą ir suteiks pasitikėjimą. Aš manau, tiesiog Konstantinas jau dabar yra atsipalaidavęs. Ko gero, kova jau baigėsi, bet tiesiog dabar įmanoma. Ir yra galimybė parodyti, ką moka jis pats. Taip, atsipalaidavęs tiesiog yra žaidimas visai kitoks. Puikų rutulį įmušė Konstantinas. Ar to užteks, kad laimėt partiją? Toj pamatysim. Mes net matome, kad Konstantinas iš tikrųjų jisai nėra prastas žaidėjas, kaip atrodo, kai Aleksandras muša vienas. Tiesiog jam nėra galimybės pasireikšti. Konstantinas yra Lietuvos čempionas, berods 3 kartus. Tai taip, kad tai tikrai yra geras žaidėjas, bet su Aleksandru žaisti yra labai sudėtinga.
7. Na ką, puikus išsivedimas ir ko gero Konstantinas laimi pirmąją savo partiją, jeigu įmuš šį labai paprastą rutulį vidurinę lūzą. O gal čia bus įspūdingos Konstantino atsigavimo pradžia? Na, pažiūrėsim. Aleksandras yra toks žaidėjas, kad kai jis gauna spaudimą iš varžovo, jis pradeda klyst šiek tiek. Nes prieš tai jis neklydo visiškai. Pažiūrėsim, galbūt dabar truputį pradės drebėti rankos ir jam. Gal matysim neįtikėtiną comebacką iš Konstantino pusės. Taip, taigi rezultatas partijomis tampa 3-1. Konstantino išmušimas labai svarbus momentas. Manau, jeigu dabar Konstantinas išmuštų sėkmingai ir sugebėtų nusirinkti visą partiją, tai Aleksandrai būtų dar didesnis, manau, toks moralinis smūgis. Netikslus smūgis. Nebloga pozicija Aleksandrui. Šiame turnyre jis iš tokių pozicijų dažniausiai surenka partijas. Pažiūrėsim, kaip bus šį kartą. Taip, jis iš tokios pozicijos savo pasidaro tobulą poziciją. Šiek tiek nepasisekė, kamuolys rutulys atsigulė ant borto. Savo rutulį muša Aleksandras, ko gero netgi savo rutulį nuo borto. Tai vadinama brikolį. Net nespėjau pamatyti iš tikrųjų, kaip jis mušė. Aleksandras iš tikrųjų nešvaisto laiką, jis žaidžia greitai. Žaidžia greitai ir žaidžia puikiai. Tiesiog viską pataiko. Tiesiog net nėra ką pasakyti, jūs patys viską matote. Taip. Žiūrovai irgi nustebę išsprogusiam akim. Ir tikrai nemažai žiūrovų yra susirinkę Alex klube. Panevėžys netaip dažnai mato aukščiausio lygio biliardą. Žmonės domisi, ateina pasižiūrėti ir džiaugiasi matydami geriausius žaidėjus savo mieste. Tiesiog viską renka nuo stalo Aleksandras. Tautvydas nespėja net keisti rezultato. Kiek jau rutulių Aleksandras sąskaitoje? 6? 6-1. Pirmauja. Na, tiesiog viską pataiko, lūzos bildą. Ir beliks paplot po šio smūgio. Taip, sveikiname Aleksandrai, Aleksandrą. finalą. Jo, mes susitiksim visai netrukus.